Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai paskutinėje konferencijos vykusios 2013 m. balandžio 19 dieną jaunuosius bibliotekos draugus pakvietė į kelionę 1863 m. sukilimo 150-osios metinės. Kelionės pradžia visiems vaikams ir paaugliams buvo gerai žinoma – Sukilėlių kalnelis. Dar prieš 9 ryto aplink šį kalnelį susirinkę jaunuoliai išgirdo trumpą pasakojimą, kaip iškilo šis paminklas Šiaulių mieste, kaip jis keitėsi tarybiniais ir jau laisvos Lietuvos metais. Dabar paminklas buvo restauruotas, kadangi, matot, čia dabar matot kryžių, o sovietiniais laikais, jūs vaikai aišku neprisimena tų laikų, bet mes sovietiniais laikais mokėmės, tai negalima buvo eiti nei į bažnyčią, nei jokių religinių švenčių švęsti, tai tas kryžius sovietiniais laikais labai maišė. Ir tada 1955 metais jau čia tokį užmojį labai gerą turėjo čia mūsų Gerardas Bagdonavičius, dailininkas. Va, jeigu Aušros alėją kada eisit, tai užeikit, eidami link ligoninės, matysit namą tokį didelį medinį, kuriame gyveno Gerardas Bagdonavičius, mūsų dailininkas, labai daug padaręs gero, labai gabus žmogus. Na va, ir jisai su Dimžliu skulptorium pasitarė ir jie nutarė rekonstruoti. Tada dar kunigas dalyvavo, monsinjoras iš Petro Povilo bažnyčios ir taip pat dirbo vykdomajam komitete, dirbo architektų, vyriausio architektų Nistelis. Ir turbūt Nistelienės pavardė gal žinot, Nistelienė labai daug ir kryžių kalną tvarkant, labai daug gero padarė, kad išsaugo tą kalną. Tai va, ir Nistelienė dalyvavo šitam sambūrį. Jie nuima tą kryžių ir kryžių paslėpė Švento Petro Povilo bažnyčiai. Tada dar nebuvo katedra bažnyčia. Palėpiai paslėpė. O dabar vaduos, čia mato, tokie yra žalvarinės tokios plokštelės tiems, kurie žuvo už Lietuvą, tėvynė būk laiminga amžinai. 2 plokštelės. Tai tas plokštelės irgi nuėmė ir jas perdavė Aušros muziejaus direktoriui. Na ir tada jis negalėjo užpajamuoti čia antisovietinė tokia reklama. Tai šiaip taip išsaugojo, o 1988 metais ir tiesa Dimžlys panaudojo dabar savo diplominį darbą. Diplominiam darbe jis buvo labai puikiai tokią skulptūrą padaręs 1863 metų sukilimas. Tai va, jis padarė tą skulptūrinę grupę labai puikiai ir čia kaip tik buvo ta skulptūrinė grupė įtvirtinta, gal kas atsimenat, labai graži. Ir 1988 metų, 88 metais buvo paminėta 125-osios metinės. Aplankyti visi keliautojai norėjo ir Tytuvėnus, kur aktyviai veikia sukilėlių būrys. Atvykus į šį miestelį paaiškėjo, kad Tytuvėnai ir jo regioninis parkas turtingas tiek gamtos, tiek kultūros paveldu. Apie Tytuvėnų regioninio parko gamtą sužinoję jaunuoliai toliau keliavo 1863 metų sukilimo keliais. Miško takeliais, kur dar vietomis pilna sniego, keliautojai ėjo gerą puskilometrį, tiek pirmyn, tiek ir atgal, kad tik pamatytų eglių ir pušų apsuptyje esantį paminklinį akmenį, pastatytą Citavičiaus žūties vietoje. Tytuvėnų regioninio parko gidas trumpai priminė, kad netikėtai užpulti caro žandarų beveik visi 40 sukilėlių žuvo, o sukilėlių vadas Citavičius buvo suimtas ir nužudytas. Kaimietė sukilėlius išdavė už 50 rublių. Tokie pinigai tada buvo labai dideli. Buvo galima nusipirkti net 2 karves. Kelionė po miškus gerokai išvargino, tačiau tikrai nenuvylė ir noras keliauti tik padidėjo. Iš Tytuvėnų vykome į už 65 km esančią Paberžę, tiksliau į 1863 metų sukilimo muziejų.
1863 m. sukilimo muziejus įkurtas prieš 20 metų buvusiame baronų Šilingų dvare. Muziejaus ekspozicija pasakoja apie 1863 m. sukilimo eigą, jo vadus kunigą Mackevičių. Kėdainių krašto muziejus atnaujinta jo ekspozicija kiekvienam kelionės dalyviui paliko neišdildomą įspūdį. Apžiūrėti sukilėlių ginklai, tuometiniai baldai, sekreteras, žibalinės lempos. Dėl ginkluotės vienam sukilėliui teko kovoti prieš 10 gerai ginkluotų rusų kareivių, kurie kiekvienas turėjo po šautuvą. Sukilimą numalšino kas buvo pasiūstas žmogus. Tai liaudis netikėjo, kad jis yra sugautas ir sakė, čia ne tas Mackevičius, sako, jis dar yra gyvas ir kažkur kovoja, sklandė tokios legendos. Tai sakė, Mackevičius žodis, nors sukilimas sustabdytas, tačiau atsiras kitas Mackevičius, kuris pratęs ir užbaigs mano pradėtą darbą. Na štai dabar tai dailininkai. 1863 metai buvo tas laikmetis, kada žibalinės lempos jau gaminamos ir naudojamos buityje, ne tik dvaruose, ką jūs matote, tokias prabangės, bet ir paprastoje kaimo pirkėje jau kvepėjo žibalas. Žibalas buvo išdistiliuotas prieš 10 metų, 1853 metais Ignacijus Lukoševičius išdistiliavo iš naftos žibalą ir prasidėjo žibalinių lempų era. Ignacijus Lukoševičius yra vienas iš sukilimo rėmėjų 1863 metų. Ir jūs iš tikrųjų matote unikalią ekspoziciją su žibalinių lempų, kurios visos yra restauruotos ir dalis jų yra net ir toliau veikiančios ir funkcionuojančios. Vėliau visi keliautojai apsilankė ir nepaprastoje Paberžės Švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje. Iš sakyklos esančio šioje bažnyčioje prieš 150 metų pirmuosius menkai ginkluotus sukilėlius į kovą su carinė santvarka išvedė kunigas Antanas Mackevičius. Paskutiniąją kelionės stotele tapo atsinaujinęs Krekenavos regioninio parko lankytojų centras. Šio parko darbuotojas Robertas Grušauskas aprodė ir papasakojo, leido liesti ir uostyti centre veikiančius nuolatinės ekspozicijos eksponatus. Staigmena tapo Krekenavos regioninio parko direkcijoje veikianti tautodailinko Algirdo Tarabildos kūrybos darbų paroda Medžio formos. Trečioji diena baigėsi dalyvių plojimais ir padėkomis už nuostabią kelionę, vykstant 1863 metų sukilimo keliais.